Šiandien svarbiausios naujienos ateina iš dronų karo Ukrainoje. Čia dangaus kontrolė visada buvo lemiamas veiksnys, nulemintis, kas išliks ant žemės. Dabar atsirandanti naujovė grasina iš esmės pakeisti, kaip ta kontrolė vykdoma, ir rodo į naują dronų operatorių lygmenį, kuriam dabartinės gynybos priemonės gali būti nepasiruošusios. Neseniai vykusiame Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos PLA karinėme bandyme buvo pademonstruotas vaidmuo, labiau primenantis bepiločių orlaivių eismo valdytoją nei tradicinį dronų pilotą. Šiame modelyje vienas karys apibūdinamas kaip valdantis daugiau nei 200 dronų spiečių per vienas kameros vaizdą. Kadangi Ukrainos pajėgos jau dabar traktuoja dronus kaip pagrindinį kovos lauko įrankį, tai tiesiogiai paveiktų jų gebėjimą plėsti dronų operacijas, leidžiant vienas operatoriui valdyti daug daugiau orlaivių. Klasikinis vienas osios linijos operatorius paprastai valdo vienas FPV arba žvalgybinį droną, todėl visas jo dėmesys sutelktas į vienas orlaivio išlaikymą ore ir taikinyje. Tuo tarpu dispečerio tipo operatorius paskirsto užduotis daugeliui orlaivių, todėl žmogaus vaidmuo keičiasi iš vienas mašinos valdymo į visos dronų flotilės komandavimą. Šis modelis priklauso nuo autonomijos, tai reiškia, kad kiekvienas dronas turi įdiegtą programinę įrangą, galinčią savarankiškai priimti sprendimus be nuolatinės žmogaus įtakos. Pranešimuose aprašomi išmanūs koordinavimo algoritmai, leidžiantys dronams dalintis informaciją ir veikti kaip vieningas spiečius. Praktiškai tai reiškia, kad spiečius gali perskirstyti užduotis, jei vienas dronas prarandamas arba užblokuojamas, o tai itin svarbu Ukrainoje, kur elektroniniai trikdžiai yra kasdienybė. Sistema naudoja duomenų ryšius, kuriais perduodamos komandos ir būsenos atnaujinimai, tačiau pagrindinis teiginys yra tas, kad dronai gali toliau bendradarbiauti net ir nutrūkus šiam ryšiui. Vienas aprašytas paleidimo įrenginys gali vienu metu išskleisti dešimtis sparnuotų dronų, leidžiant dideliam spiečiui susiformuoti beveik akimirksniu. Kai kurie dronų variantai apibūdinami kaip pasiekiantys beveik 100 km/h greitį ir galintys veikti ilgiau nei 1 valandą, todėl gali dengti plačias teritorijas, o ne tik atskirus apkasų ruožus. Naudojamos naudingosios apkrovos apima jutiklius, šaudmenis ir ryšio retransliavimo modulius, vadinasi spiečius gali vienu metu vykdyti žvalgybą, smūgius ir ryšio palaikymą. Jei vienas operatorius gali prižiūrėti šimtus dronų, Ukraina galėtų išplėsti dronų aprėptį neprilygindama operatorių skaičiaus dronų kiekiui. Spiečius taip pat padidina atsparumą, nes keli jutikliai stebintys iš skirtingų kampų sumažina tikimybę, kad taikinys dings, jei vienas dronas suges. Žvalgybos ir smūgio užduočių derinimas priverčia gynėjus spaudimo sąlygomis atskirti tikras grėsmes nuo netikrų. Mūšio lauke tai sukelia prisotinimo problemą, nes gynėjai vienu metu gali užsiimti tik ribotų taikinių skaičiumi. Dispečerio modelis taip pat sutrumpina laiką tarp aptikimo ir atakos, nes paieškos, patvirtinimo ir smūgio užduotys koordinuojamos lygiagrečiai. Todėl pagrindinis klausimas yra, ar šis valdymo modelis gali plėstis greičiau nei tobulėja priešpriemonių priemonės. Svarbu pažymėti, kad ši galimybė vis dar labiau primena kontroliuojamą demonstraciją nei mūšio lauke patikrintą sistemą. Ukraina yra vienas sudėtingiausių dronų veikimo aplinkų pasaulyje, nes nuolatinis trukdymas ir perpildyta oro erdvė apsunkina koordinaciją. Autonomija sumažina nuolatinę žmogaus kontrolės poreikį, tačiau tai taip pat reiškia, kad vadams tenka pasitikėti, jog dronai elgsis nuspėjamai, kai sąlygos pasikeis. Mokymai ir simuliacijos gali pagerinti koordinaciją, tačiau tikrame mūšyje atsiranda trintis, tokia kaip signalo praradimas, sugadinta įranga ir tiekimo trikdžiai. Tikrasis modelis, kai vienam kariui tenka 200 dronų, taip pat priklauso nuo to, ar gamyba ir transportas spės su mūšio lauko poreikiais. Greičiausias Ukrainos diegimo kelias tikriausiai būtų dispečerinio tipo valdymo sluoksniavimas ant esamų dronų padalinių, o visiškas doktrinos pokytis reikalautų naujų mokymų ir paramos struktūrų. Iš esmės tikrasis pokytis yra ne dronų skaičiuje, o naujo valdymo modelio atsiradime, kai vienas operatorius valdo visą oro sistemą, o ne tik vieną orlaivį. Jei šis modelis subręs tikro mūšio įtampoje, pranašumas mūšio lauke priklausys mažiau nuo atskiro drono veikimo ir labiau nuo to, kaip gerai pajėgos koordinuoja didelius jų kiekius. Ši dinamika rodo, kad ginklavimosi varžybos bus nukreiptos tiek į spiečiaus valdymo trikdymą, tiek į spiečiaus galimybių tobulinimą. Tikėtinas ilgalaikis rezultatas – kariuomenės, kurios sugeba patikimai valdyti tankės dronų formacijas su mažiau operatorių, nulems, kaip bus kovojama ateities mūšio laukuose.